Na, sveiki visi gerbimieji mano klausytojai, tie, kurie mane šiuo metu klauso ir tie, kurie atėjo į papeikimų temą tam, kad pasižiūrėti, kokį eilinį papeikimą parašė Domas Yve. Na, šį kartą, man atrodo, kad taisyklėm nusižengė medikų direktorius ir tai yra Lukas Lamane. Kokią taisyklės nusižengė, to jau pat paaiškinsiu. Tai kaip ir direktorių taisyklės numato, kad direktorius privalo nuolat tvarkyti darbo formą, tenais esančias temas. Žodis nuolat pabrėžia, kad tai yra visuomet. Ta prasme, formas turi būti realiai visuomet atnaujintas, visą laiką prižiūrėtas. Na, o štai ką aš pastebėjau, kad užėjęs į medikų rangų temą ir būtent nepatingėjau visų čia esančių darbuotojų patikrinti per forume esančią parašų galimybę, per tenais patikrinau, ir kad netgi 5 darbuotojai iš viso šio sąrašo nedirba. Tai reiškia, kad nedirba medikus ir tai reiškia, kad būtent šis sąrašas nėra prižiūrimas. Ir apskritai direktorius veikla serveryje pastaruoju metu yra tokia, kad jis yra pastoviai vežiojamas, nieko ir jisai neatlieka jokios kitos veiklos, kuri turėtų būti susijusi su darbu, su medikų darbu. Jis yra pastoviai vežiojamas ir tai galite nesunkiai pastebėti, tiesiog, užėję bet kuriuo metu į serverį ir padarė į PZU. Na tai pradedam, čia nieko nedėlsdami ir pirmasis darbuotojas, ir visų pirma nusprendžiau filmuoti, visą tai yra geriau filmuoti šios įrodymus, negu kad daryti nuotraukas, kad nekiltų jokių klausimų dėl padirbtų nuotraukų ir taip toliau. Tai viską filmuoju, laiką matote, yra 14 birželio diena. Ir pradedam nuo to, jog pirmasis darbuotojas, kuris yra sąraše, bet nėra medikų komandoje, yra, to netgi esu užsirašęs čia šalia, yra Gediminas Meškis. Tu jau surasim jį, kuris yra. Štai va šitas darbuotojas, Meškinis, atsiprašau, netai perskaičiau. Ir taip, mes nukopijuojam ir nueinam į parašus, ar ne? Dedam. Ir matome, kad jis yra ūkininkas ir tai reiškia, kad jis nebėra medikas, nors sąraše jis yra. Kitas darbuotojas yra štai šitas, Edvinas Gerdvila. Mes jį taip pat nukopijuojam, įdam čia ir mes matome, kad jis yra kelių prižiūrėtojas. Einame toliau. Liko dar 3 darbuotojai, tai yra, sekantis yra Tojaus ir esu užsirašęs, kad tai yra Martin Garrix. Tuo surasim, kur toks yra. Kažkur aš jį pamečiau. Tuo surasim. Va, štai čia. Martin Garrix. Nedirba. Faktas. Toliau, Silvestras Mohito yra ir mes jį turime štai čia. Taip pat, jis jau dirba apskritai net kitame darbe policininkų ir direktorius nesugebėjo ištrinti, nors darbuotojas yra pasiekęs netgi 2 rangą. Ir direktorius nepastebėjo, kad trūksta darbuotojų. Ir paskutinis yra Artūras Kent. Ir Artūras Kent, tuoj surasiu, kuris yra štai čia, taip pat tame pačiame 2 range. Ir tikrinam ir rezultatas tas pats, kaip ir kitų 4 darbuotojų. Tai šis darbuotojas darbė nedirba. Ir manau, tai rodo, jog direktorius neskiria pakankamai dėmesio, jog būtų prižiūrėtas šis sąrašas, nes sąrašas iš esmės nėra prižiūrėtas, kaip rodo rezultatai. Mano ką tik atlikti paieškos rezultatai. Kas toliau? Ir taip pat toliau mes dar turime faktą, kad direktorius apskritai yra rangai tokie: slaugas, ortopedas, oftalmologas, neurologas, kardiologas, chirurgas, įgaliotinis ir valdžia. Na, o direktorius žaidime pasivadinęs visai kitokių rangų, kuris netitinka forume esančių rangų, tai yra susigalvos savo kažkokį rangą milijonierius. Aš nežinau, ar tai yra galima, ar tai yra negalima, tai yra galbūt ir diskutuotina, tačiau aš vis tiek įkelsiu nuotrauką atskirai jau nebe šiame video. Tai tiek šiame video ir palieku terpę jūsų visų apmąstymams apie šio direktoriaus veiksmus.